Klaipėdoje surengtos pirmosios Baltijos šalių sunkiosios atletikos lygos varžybos, kuriuose kovojo sportininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 3 valstybių atstovai nusprendė, jog laikas suvienyti jėgas po bendra vėliava. Pirmoje lygoje bus nuo sekančių metų premijas nemažos piniginės ir planuojam, jau turim rimtus rėmėjus, kurie ruošia mus remti, tai bus stimulas sportininkui siekti aukštų rezultatų. Prie Baltijos lygos iškart prisijungė kaimininių valstybių sportininkai. Latvijos vyriausiojo rinktinės trenerio manymu, varžydamiesi su kaimynais, sportininkai tobulės gerokai greičiau. Во-первых, перспектива спортсменов, потому что у нас страны, как скажем, небольшие, Литва, Латвия, Эстония, да. Pirmiausia, tai perspektyva patiems sportininkams, nes Lietuva ir Latvija mažos šalys. Kai pasirodys po 3-4 pagrindinių šalių sportininkus, jų kovos bus patrauklesnės žiūrovams, jie stipresni. To būtinai reikia, nes tik tada atsiras tolimesnės perspektyvos. Обязательно нужно, это как бы прогресс, перспектива на будущее. Lyg patvirtindamas trenerių norus, Lietuvos jaunimo rinktinės lyderis 18-metis Aurimas Didžbalis tapo pirmuoju Baltijos lygos čempionu, pagerindamas 3 jaunimo iki 23 metų rekordus. Didžbalis išrovė 165, išstūmė 201 kg štangą ir dvikovoje surinko 366 kg. Svorio kategorijos iki 94 kg atstovą šturmavo ir 211 kg svorį, suaugusiųjų Lietuvos rekordą, tačiau paskutiniu momentu pritruko jėgų. Antrąją vietą lygoje užėmė šilutiškis Donatas Anuškevičius, trečias liko dar vienas sportininkas iš Šilutės, Mantas Jurkšat. Po šio čempionato sunkiaatlečiai pagal pasiektus rezultatus pasidalys į 2 lygas ir ateityje varžysis 2 kartus per metus.